Visi žino, kad mamos stiprios. Jos iškenčia, nepalūžta, ištveria ir atlaiko. O mamos, auginančios neįgalius vaikus, dažnai stebina savo vidinę ramybę ir gebėjimu džiaugtis pačiais mažiausiais dalykais pasaulyje. Laima viena iš tų mamų, kuri jau daugiau nei 20 metų gyvena ne savo, o sūnaus gyvenimą, nes kitaip jis tiesiog neišgyventų. Jeigu verkdavau, tai visą laiką tik tai viena, pasislėpdama, kad niekas nematytų, niekas nieko. O rodytis, O dėl ko skaudu buvo? Pikta ant likimo buvo? Kažkaip tai, žinoma, skaudu buvo labai. Labai buvo skaudu, bet nieko nepadarysi. Daug kas sakė, gal to atiduok, gal tu jo neaugi, gal viskų. Nes pagrindė tai visi sakė, atiduok tu šitų vaikų. Ir pati nevargsi ir viskų nesakau. Tikrai ne. Ir paskui po kiek laiko kažkaip imprato ir visiems prato ir viską ir nieko. Kokia tavo mama? Gera, drąsiai, ištverminga. Miela. Arminui 21. Jis niekada nesėdėjo, niekada pats negalėjo pavalgyti ar pakelti galvos. Liga iš šio vaiko atėmė labai daug, bet paliko jausmus. Cerebrinio paralyžiaus išsukiotomis kojomis ir rankomis smulkutis, Arminas labiau panašus į mažą berniuką. Toks jis man ir liko, nuo pat gimimo iki dabar. Visą gyvenimą mažas mano vaikas, sako Laima, prie kurio naktimis ji būdi iki šiol. Per naktį tai nežinau, kaip sakant, kaip dievulis duoda, kiek kartų keliesi. Jei geriau Arminų viskų, tai būna taip, kad jau 3-4 kartus nakties visą laiką turi. Bet jeigu dar kažkas būna, tai jau galvoji, kad tik greičiau ateitų viena. Mamai labai daug kantrybės ir daug jėgų reikia su juo, tai matai, kad pavargsta, kad jai sunku yra iš tikrųjų su broliu? Tai labai dažnai matau, nes vis tiek jinai naktį keliasi, reikia, jis nori vandens ar kažką, kad jie verstum į kitą šoną, jinai labai dažnai keliasi, jai trūksta, manau, miego labiausiai. O jau jei blogiau, tai būdavo taip, kad per naktį susidedi pagalves, viskų, pasiemi ant savį ir niūniuoji ir va taip, o paskui jau biškį nuvirstam vėl. Oi, visko buvo, kiek visokių tų ligų pasitai, tai sakau, tai tas ir... Buvo nors viena naktis, kad ramiai išsimiegotumėt, atsigulus vakare ir iki pat ryto, ramiai, saldžiai, lengvai? Ne, tokio dalyko nebuvo. Tai jis gert nori, tai jis nori ant šono, tai ant kito šono, tai pradeda sukt koją, tai im koją. Tai imi ir net nejauti kulamut ir miegi. Mama. Tai paima ranką ir taip va gražiai kaip katinas, ar tu girdi? Tai aš sakau ir vaikams, sakau kitą kartą, sakau, vaikai, neduokit man valgyti, o duokit įsimiegot. Tai kodėl. Arminas daug ką supranta. Jam patiko mokytis, jis mėgsta bendrauti, suirsta tada, kai mama svetimam žmogui pasakoja apie jo ligas. Jeigu kalba gerus dalykus, jis įsijungia į pokalbį. Kartais užsimirštu, kad jis neįgalus vaikas, sako Laima. Ir nors Arminas jaučia skausmą, jis gan dažnai pats save žaloja. Aš kitą kartą ir klausiu Arminukai, sakau, kasgi tau pasidaro, ar tu ko nori, ar kas yra. Sakau, kam tu šitaip darai? Nežinau, aš pats nežinau. Jis turbūt užeina kažkas ir pats net nejaučia, kad pats savi daužo. Tuo labiau žino, kad skauda ir šito tokio dalyko nenori. Bet juk jis jaučia skausmą, kad jam skauda. Tai aišku jaučia. O jeigu
per duris varysi, tai irgi reikia galvą prilaikyti. Buvo keli atvejai, kad kampų jaučia, kad varai per duris ir būna tas mailus kampas, jau jis trinkteli ir jau būna. Ir sakau, už tai visur reikia, kad būtų dėta, apdėta viskas ir Kaip maudot? Taip maudavau, vaikai vonioj, nes taip tu jo niekad neišprausi. Turi Gretą arba Augustą ir kad laikytų galvą viską ir prausi. Jeigu tai nei jie iškels, nei jie įdės jo. Ir po biškio leidė vandenį visko. Yra problemų, sakau, bet tai ką. Esi mačius verkiančią mamą? Kalbėdavai, klausdavai, kodėl verkia, ar ji nesakydavo? Jo, klausdavau. Dėl ko jinai verkdavo, ką jinai tau atsakydavo? Jei būdavo sunku ar kas nors. Visokių priežasčių būdavo. O kaip guosdavai? Ką kalbėdavai, ką sakydavai mamai? Kad padėsim, kad neverktų. Viskas bus gerai. Galvau, kiek dar tas dievulis duos man išbandymų. Čia tas, kaip sakant. Galvoju, dar ko dar tikėtis. Būna taip, kad pamastai, ko dar laukti, kokios dar staigmenos. Tėti, tu dar prisimeni? Jo, labai. Labai prisimeni. Kuo skiriasi, kokia kitokia ir kuo kitokia dabar yra jūsų kasdienybė palyginus su tuo laiku, kai turėjot tėtį, kai jis buvo namuose? Sunkiau bės. Būdavom visi žaisdavom čia, tai kad žaisdavom, tai tikrai atsimenu. Tėtis daug laiko jums skirdavo? O kuris griežtesnis buvo, mama ar tėtis? Tėtis. Vis tiek mamai dabar ir sunkiau yra. Kai tėtis buvo vis tiek kažkiek lengviau padėdavo jisai, o dabar tai tenka mum viskas. Šiaip mama nelabai norėdavo šnekėti apie tai. Ir šiaip, jeigu aš paklausdavau mamos, mama vis tiek irgi susigraudindavo. Tai jūs viena kitą saugodamos tiesiog nekalbėdavote apie tai? Jo. Ir taip norisi tikėti, kad dievulis nesiima žmogaus tvirtybės išbandyti dukart, net ir žinodamas, kad jis gali ištverti daugiau. Juk Laima vos gimusi atsinešė gyvenimo ir likimo deivės vardą, turbūt turėjusi nulemti jai laimingesnį gyvenimą. Yra kaip yra. Ir net neįsivaizduoju dabar, net neįsivaizduoju, pavyzdžiui, kitokio gyvenimo neįsivaizduoju. Ir jis myli, jis mama, mamytė, aš būsiu geras, arminukai viskas būsiu geras. Aš manau, kad visiems gali taip atsitikti. Ne pas mus vienos, tai manau ir kitur taip yra vis tiek. O jeigu galėtum rinktis, norėtum pakeisti kitą šeimą? Man gerai tokia, kokia ir dabar yra.